Labas vakaras. Sveiki! Aš esu Jurgis. O aš esu Aistė. Ir kitas 8 savaitės mes praleisime kartu su jumis lydėdami naująjį Lietuvos reliktą – oranžinį kamuolį. Važiuosim netgi per 67 miestus ir miestelius, taigi būtinai užsuksim ir pas jūs. Aš labai tikiuosi, kad jūs mūsų sutiksit kaip olimpinę ugnį. Ir kaip artimiausius giminaičius. Su pyragais ir juoda duona. Ir noragais. 3, 2, 1. Mes atvarom! Pirmieji kamuolio žaidėjai jau juda Kauno gatvėmis. Tai sakykit, kaip tas kamuolys rankoje laikosi? Malonus kamuolio prisiminimai reikia. Sakykit, kodėl jūs sergat už Lietuvos krepšinį? Kad laimėtų Eurobasket čempionatą. O, kaip tu gerai viską žinai. O kodėl reikia, kad mes laimėtume? Nežinau. Kągi, praėjom tik kelius šimtus metrų, o žmonės jau būriuojasi ir vis daugiau žmonių renkasi į eitynės paskui kamuolį. Aš labai tikiuosi, kad visai netrukus, gal po kokių 3-4 km mes turėsim visą minę. Taip, kad keliaujam. Prašiau. Kuom krepšinis ir muzika yra panašu? Tuo pačiu reikia visuomet pataikyti. Mes už Lietuvą! Mes už Lietuvą! Man atrodo, čia yra labai gera repeticija prieš puokštės metimą. Tai be abejo, tik tai reikia pasirepetuoti, kur tas kamuolys. Kas laimės? Lietuva! Kągi, kamuolys atkeliavo į savo pirmąją nakvynės vietą ir galime visi jam palinkėti saldžių sapnų. Greta, prašau, iškilmingai. Ir aš netgi žinau, kad Jurgis turi ypatingą dovaną paruošęs kamuoliukui. Aš manau, kad kamuolys be lopšinės ramiai neišsimiegos. Mik užmik į kamuolėlį, mik salčiai. Ryt tave mes į kelelį imsim vėl. Žygį garsina TV3 ir Viasat. Žygio partneriai – naujienų portalas Delfi, 20-metis Radio centras.